Šiandieną turėsime Toyota Prius Plus automobilį, hybridinis variantas. Problemos automobilio tokios, kad skydeliai dega gedimo įspėjamosios lemputės, indikacijos ir automobilis nevažiuoja greičiau nei 30 km/h greičiu. Atlikus specializuotą Toyota Techstream diagnostiką yra nustatyta, kad automobilis skundžiasi inverterio problemomis. Tai kągi šiandieną turėsim tokį įdomų gana darbą, keisim būtent šitam Toyota Prius Plus aukštos įtampos keitiklį inverterį. Aukštos įtampos keitiklį inverterį turime jau demontuotą, taip atrodo vaizdas. Matom jungtis trifazių variklių, maitinimas. Na ir keisim vėl į kitą naudotą inverterį, kuris bus sumontuojamas būtent į šį Toyota Prius Plus automobilį. Prieš dirbant visus šios darbus, video neparodžiau, bet pilnai deaktyvavome tiek aukštos įtampos visą kontūrą, tiek 12 voltų atjungėme akumuliatorių. Na ir pilnai pakeistas aukštos įtampos keitiklis, sumontuota viskas tvarkingai. Nuvaryta inverterio aušinimo kontūras, taip pat pakeistas aušinimo skystis. Na kągi, automobilis jau kaip ir paruoštas atiduoti.